video taip, kaip lengvai galima nukopijuoti Horman pultelius. Ant stalo mes matome pultelius, čia yra Hormano pulteliai, čia yra pulteliai fiksuoto kodo, čia yra pultelis kintamo ir fiksuoto kodo viename. Tai dabar turime tokį pultelį, kuris pririštas, kaip matom. Čia yra originalus imtuvas iš Hormano, išorinis imtuvas. Matom, kad šitas pultelis kol kas neveikia. Tai dabar kągi mums reikia padaryti, kad nukopijuoti tą pultelį. Spaudžiam viršutinį mygtuką ir neatleidžiam, o antrą mygtuką spaudžiam ir atleidžiam 4 kartus. 1, 2, 3, 4. Dabar statom taip. Aišku, čia baterija turi būti gera, kad kodas būtų geras. Spaudžiam mygtuką. Pamatėme, kad pradėjo mirksėti lėdas, įsprėmė kodą ir užtvirtinam čia. Dabar patikrinsim, ar tikrai pultelis nukopijuotas ir dabar veiks. Pultelis puikiai veikia. Čia buvo Horman pultelių kopijavimas.